Šūdų jūra Electronics pristato. Taigi, mūsų mylėjai Šūdų jūros gerbėjai, mes esame Šūdų jūros įgarsinimo komanda. Mes esame atsakingi už visą muzikos įgarsinimą ir šiaip garso įgarsinimą. Mes remontuojame šiandien monitorių, kuris parėjo po vieno mūsų džemo, kuris buvo vakar, tada dingo elektra ir mes labai išsigandome. Šiandien mes žiūrime, ką galime padaryti iš 2 kolonėlių. Viena štai, ant kurios sėdi Gytis, jie dar veikia vakar, bet šiandien jau nebeveikia, nes perdegė žemų dažnių kolonėlę, todėl jei norite mus paremti žemų dažnių kolonėlėmis, mes visados priimsime jūsų paramą, susisiekti su Šūdų jūra Electronics komanda, bet šioje kolonėlėje išliko sveika aukštų dažnių kolonėlė, o šiame monitoriuje aukštų dažnių perdegė, todėl bandome šiandien jas sutaisyti. Ir žiūrėkit, kaip mums sekasi su Gyčiu. Padarėme šius tobulus laidų sujungimus, su pleistra ir kanceliariniu peiliu. Pavadinome tai šį metodą Pieštukinių remontų. Pieštukinių remontų, kai nenaudojama jokių įrankių, išskyrus tuos, kuriuos galima rasti savo lentynoj, pieštukiniai po ranka. Bet galiausiai išaiškėjo mūsų remonto pagrindinė problema, dėl kurios norime jūs perspėti. Matote, kad ateinančius iš kubo laidus sujungiame su išeinančiais iš kolonėlės arba priešingai, o iš tikrųjų priešingai ir gavosi. Tai kaip matotis, mums reiks atlikti šį remontą iš naujo. Bet ką mes to norime pasakyti, kad mes atliekame savo remontus labai atsakingai ir rūpinamės kiekvieną detalę. Todėl, kada jums kas nors suges, ar jums reikės garsintojo pagalbos iš Šūdų jūrų Records, mes visados jums padėsime už prieinamą kainą. Mums tai reikia jūsų paramos. Ačiū.